Manau, svarbu mums kiekvienam atsakyti į šį klausimą. Kam man to reikia? Kodėl aš noriu mokytis kalbų? Kokia man iš to nauda? Ir kodėl aš tai darau? Ir tuomet esu tikra, mes tikrai jausimės labiau savimi pasitikintis, mus labiau pastebės, būsime jautresni, tolerantiškesni. Garantuoju, kad tiek asmeninis, tiek socialinis gyvenimas taps turiningesniu, turtingesniu, įdomesniu ir prasmingesniu. Labą dieną visiems. Aš esu Mikalojus O'Connoras iš Prancūzijos ir aš esu dėstytojas, anglų kalbos dėstytojas. Man atrodo, kad labai svarbu bendrauti su kitais. Ir man atrodo, kad mokytis kalbos yra geras būdas bendrauti su kitais. It's good to learn a language, but learning language can be quite complicated and it can bring on ambivalence. Ambivalence is contradictory feelings, okay? Feeling stressed, feeling pressured. And a lot of times we have messages about languages and language learning. It's really easy, it will only take 15 minutes a day, you'll love it. Not always true. So we need to think about those messages and just kind of ask ourselves, okay, what's true and what's not true, and how can we overcome the ambivalence, those mixed feelings, and make it positive? Aš manau, kad tikrai verta mokytis kalbų, ypač Europos kalbų, nes Europa yra mums artimiausia teritorija, todėl aš manau, kad mes tikrai turime mokytis kalbų, ypač kaimynų kalbų. Daugiau turėtume mokytis lenkų kalbos, taip pat vokiečių kalbos, prancūzų kalbos, neturėtumėm apsiriboti viena tik tai anglų kalba. Kiekviena išmokta kalba mums tikrai prideda daugiau galimybių tiesiogiai sužinoti, tiesiogiai susipažinti su žmonėmis. Dirbtinis intelektas, manau, tikrai nepakeis gyvo žmogaus žinių, nes tik tai žmogus gali suprasti tam tikrus prasmės aspektus. Gyvenu jo Lietuvoje 20 metų, atvykau į Lietuvą, nes mano vyras lietuvis, mes susipažinom Amerikoje studijuodamas, po to 3 metus Japonijoje gyvenam, po to į Lietuvą atvažiavom. Planavom tik 3 metus trumpam gyventi ir pasilikom 20 metų. Kai aš į Ameriką išvažiavau, galvodama, aš jau moku angliškai kalbėti, iš tikrųjų taip nebuvo. Kad kalbos gebėjimas kalbėti ir gebėjimas komunikuoti, supratau, kad visiškai kitas reikalas.